Sveiki visi sugrįžę į Sporto veidrodį, šiandieną vėl naujas epizodas arba laida. Prieš pradedant noriu visiems padėkoti, kurie pasirašėte į kanalą, kurie paspaudėte like ir kurie pakomentavote. Labai svarbu kanalui ir ne tik kanalui, bet ir ledo rituliui Lietuvoje. Mano tokia nuomonė. Gerai, šiandieną vėl grįžtame prie psichologinės temos ir prie knygos, kuri vadinasi Hockey Tough. Štai yra. Pagal ją mano visos šitos laidos yra kūriamos ir šiandieną yra tema apie vaizdo peržiūrų, tai yra video vaizdo peržiūrų galia sporte. Taigi, kodėl tai yra svarbu? Nes sporte nepakankam vien fizinės ištvermės ar jėgos. Svarbu suprasti savo veiksmus, matyti, ką darai gerai, o ką reikia pataisyti ir gebėti susitelkti svarbiausioms akimirkoms, kas yra ta vaizdo peržiūra ir jos kokia yra nauda. Pirmiausia, kas yra vaizdo peržiūra? Tai procesas, kai sportininkas ar treneris peržiūri rungtynių ar treniruočių įrašus. Tikslas – suprasti, kurie veiksmai atlikti teisingai, o kur padarytos klaidos. Mokslas patvirtina, kad tai labai veiksminga priemonė. Tyrimai apie judesių įgūdžių įsisavinimą rodo, kad matydami savo judesių sportininkai gali stiprinti teisingus veiksmų modelius. Kitaip tariant, smegenys praktikuojasi net žiūrint vaizdo įrašus. Tai yra jau dar vienas pridėtas lygis, kad gali vizualizuoti smegenyse, bet gali dar pridėti ir video peržiūrą ir dar gali netgi pridėti ir aš, sakykim, taip, labai netgi patarčiau išbandyti žaidimą NHL. Labai galima ten, ypač toj, sakykim, toj career mode šitam dalyje, ten labai galima gerai ir žiūrėti, kaip pozicionuoji. Aišku, tai netitinka pilno ledo ritulio, bet labai gali padėti daug dalykų suprasti, kaip galima daryti geriau, kaip išeiti iš zonos, kaip, ir taip toliau. Tai yra jau 3 dalykai. Vizualizacija, video peržiūra ir netgi video žaidimai irgi yra labai reikalingas ir geras dalykas. Taigi, toliau. Be to, vaizdo peržiūra padeda sportininkams sąmoningai reflektuoti savo veiksmus. Tyrimai rodo, kad stebėdami save atliekant judesių, sportininkai gali aiškiai identifikuoti stipriasias ir silpnasias pusės, o tai žymiai pagreitina tobulėjimą. Taip kad tie, kurie žiūri, net ne veltui yra komandose, gerose komandose yra video treneriai. Ir jie pasikviečia žaidėją ir jie kartu žiūri, kur kas ką galėtų daryti geriau ar blogiau. Dažnai tie video treneriai, jie nesako, pavyzdžiui, kažkokį, kad būtų įgūdį ar skillsą tą vadinamą geriau padarytų, bet tiesiog galbūt ten kaip galima geresniai pozicijoje atsirasti, kur nuvažiuoti, kur nučiuožti, kaip atsistoti, ta prasme, tokius dalykus. Bet yra dar kitas video peržiūrų toks kaip formatas, tai yra netgi samdomi treneriai, sportininkai samdo trenerius ir jie žiūri būtent įgūdžių prasme, ką galima gerinti, kurioje vietoje, pavyzdžiui, galbūt ne per žemai tupia, koks yra, sakykime, yra to vadinamo čiuožimo atsispyrimo ilgis kojų. Daug dalykų galima pažiūrėti per video ir juos po to tobulinti, bet tą reikia daryti. Tas yra labai svarbu, kad tą reikia daryti. Taip, pavyzdžiui, ledo ritulininkas peržiūri savo gynybos veiksmus, pastebi, kad kartais per daug rizikuoja išeidamas iš savo zonos. Kitą treniruotę jis gali koreguoti judesius ir sumažinti klaidų tikimybę realiose rungtynėse. Ir tas labai svarbu, kad vėliau treniruotėj tu suprastum, kad reikia suprasti, kad galima buvo kažkaip reiktų kitaip daryti ir per treniruotę iš tikro tą daryti. Ir jau kai gerai išsitreniruoji, dar jeigu įtrauki vizualizaciją, tai iš vis gerai. Tada per varžybas, pavyzdžiui, su būtent ta dalimis tavo žaidimo neturėtų kilti jokių problemų. Tada galima jau ieškoti kažkokias žiūrėti, ką dar galima patobulinti. Ir taip vis gerėti ir gerėti. Gerai, praktiniai būdai, kaip naudoti vaizdo peržiūrą. Dabar taip, geriausių momentų peržiūra, tai trumpi įrašai, kuriuose matyti sėkmingi jūsų veiksmai.
Tai padeda kelti pasitikėjimą savimi ir motivaciją. Labai labai svarbu žiūrėti ir padaryti savo geriausių momentų peržiūrą. Labai kelia motivaciją. Klaidų analizė, peržiūrint savo netikslumus, pavyzdžiui, netikslų perdavimą ar netinkamą pozicionavimą, galime suprasti, ką reikia pataisyti. Ir komandinė analizė, kartu su treneriu aptarėte taktinės situacijas, sprendimus ir strategijas. Tyrimai rodo, kad stebėjimas padeda geriau įsiminti veiksmus ir juos teisingai pakartoti. Matant save atliekant judesius, smegenys kuria tą patį poveikį kaip ir fizinė praktika. Jo, man labai įdomu, parašykit komentare apačioje, ten komentarus galima rašyti, tai man labai įdomu, parašykit, kas iš vis peržiūri savo video tokiu formatu, kad stebi, ką galėtų geriau padaryti. Ne tik, kad žiūri, kad, aišku, dauguma gal net nelabai ir mėgsta į save žiūrėti, o vat iš principo reiktų labai į save pažiūrėti. Taip, pavyzdys, futbolo komanda peržiūri varžovų rungtynius, bet ir ledo ritulio lygiai taip pat peržiūri rungtynių įrašus ir pastebi, kur kita komanda daro klaidas. Kitose rungtynėse žaidėjai iš anksto žino, kur galima pasinaudoti ir tai padidina sėkmės tikimybę. Tai čia visose turbūt komandinėse sporto šakose ir ne tik komandinėse žiūri į priešininkus, ką jie daro ir kur galima rasti silpnas vietas. Psichologinė nauda iš vaizdo peržiūrų, tai vaizdo peržiūra naudinga ne tik technikai, bet ir psichologijai. Ji padeda valdyti stresą, peržiūrint savo sėkmingus veiksmus prieš rungtynes, sportininkai jaučia daugiau pasitikėjimo. Ji padeda sutelkti dėmesį, matydami konkrečias situacijas, sportininkai geriau supranta, kur turi koncentruotis svarbiausiomis akimirkomis. Moksliniai tyrimai apie vaizdinę praktiką rodo, kad vaizdo peržiūra veikia panašiai kaip vizualizacija, smegenys praktikuoja veiksmus, net jei fizinės veiklos nėra. Pavyzdys, ledo ritulininkas žiūri savo sėkmingų žaidimų įrašus prieš rungtynes, tai kelia motyvaciją, mažina įtampą ir padeda susikaupti. Pabandykit. Savo, jeigu kažkokių highlightsus gerus turit, tai jeigu dar muzika gera uždėta, pavyzdžiui, kokia nors ta, kuri jums tinka ir patinka, ir, pavyzdžiui, kaip burtuoji, kaip meti, kaip lėki, kaip gerai pasuoji. Visą to tokį highlightą užsipampint galima užsikurt labai labai gerai. Tikrai prieš varžybas turėtų padėti stipriai pridėti pasitikėjimo savimi. Potencialūs pavojai ir kaip jų išvengti. Žinoma, yra ir pavojų su tais visais video peržiūrom. Per daug vaizdo analizės gali sukelti pervargimą ir kritiškumą savo. Kaip to išvengti? Ribokite laiką ir sutelkite dėmesį tik į vieną ar du svarbiausius aspektus. Tyrimai rodo, kad per daug informacijos gali trukdyti mokymuisi ar net apsunkinti judesių įsisavinimą. Todėl svarbiausia būti tiksliniu ir efektyviu. Peržiūrėti trumpai, bet koncentruotai. Tai reiškia atsirinkti keletą, pavyzdžiui, iš kiekvieno kėlinio, iš 3 kėlinių, atrinkti po 2 kokius nors momentus, kuriuos galima paanalizuoti giliau, o galbūt net geriausia pažiūrėti į vieną tik tai momentą. Kažkokį surasti, pavyzdžiui, kaip aš laikau rankas, laikydamas lazdą ir priimdamas ritulį. Ir būtent į tai pažiūrėti visose 3 kėliniuose, kiek tas, pavyzdžiui, ta klaida kartojasi. Ir pažiūrėti, įvertinti ir, pavyzdžiui, per treniruotės jau stengtis to nedaryti. Arba tai ištaisyti. Ne tai, kad nedaryti, bet ištaisyti. Taigi, apibendrinimas. Čia jau kaip ir viskas, trumpa laida šiandieną, bet tokia labai taikli. Apibendrinimas. Pagrindinė mintis tai būtų vaizdo peržiūra yra puikia priemonė tobulinti techniką, taktiką ir psichologinę būseną. Svarbiausia naudoti ją sąmoningai, trumpai ir tiksliai. Patarimas, kad skirkite 5-10 minučių per dieną savo treniruočių įrašų peržiūrai. Fiksuokite 1 ar 2 aspektus, kuriuos norite patobulinti. Paprasta, bet labai efektyvu. Taip kad tik tiek šiandieną. Trumpai, nekankinau ilgai, tikiuosi, kad visiems patiko, visi supratot, tą mintį perteikiau puikiai. Hockey Tough knyga, kaip visada, su manimi, be jos niekur, kaip sakant, viena geriausių knygų ledo ritulyje.
Dar kartelį noriu padėkoti visiems, kurie pasirašėte. Jau mūsų yra 91 žmogus. 91, 100, tu tikiuosi per šį mėnesį, tai tikrai pasieksiu. Ir ne, kai šita laida išeis, tai jau turbūt bus daugiau, jau bus 100, aš tikiu, nes šita laida, kai dabar aš filmuoju, tai yra 91, man atrodo. Taip kad, kai šita laida išeis, tikiu, kad bus jau 100 žmonių ir mes vis gerinam, tobulinam ledo ritulį Lietuvoje ir aš labai noriu prie to prisidėti ir padėti, kiek tai yra įmanoma. Ačiū visiems, kurie parašėte komentaruose. Kaip ir sakiau, parašykite komentare apie tai, ar jūs naudojate video peržiūros, video žaidimus su tikslu gerėti, ne tik kad žaisti, bet gerėti. Ir aišku, vizualizacija kaip visada, kaip Ave Marija ir viskas. Pasirašėt, palaikinot, prakomentavot. Tik tiek to ir reikia. Gerai, sužaiskit dar varžybas, jeigu kažkokias turėsit. Visiems įti. Visiems ate. Iki norėjau sakyti. Ne, ate. Gerai, sėkmės visiems. Čiau.